Vabalninko karališko sodžiaus žmonės susirinkę į 470 metų Vabalninko gimtadienį su švente. Turim seną gražią tradiciją. Visas šventes pradedame Vabalninko miesto vėliavos pakėlimu. Garbė šiais metais, jubiliejiniais metais, pakelti miesto vėliavą suteikta Vabalninko miesto seniūnui Laimučiui Brazdžioniui ir Lyno žiedo žymens būsimai nominantai Ritai Bielekienei. Prašom pakelti vėliavą. Vabalninko miesto dienai skirta jubiliejinė šventė. Vabalninko miesto 470 metų jubiliejaus šventė skelbiu atidarytą. Šiandieną Vabalninko miestas švenčia savo gimtadienį. Todėl nuoširdžiai noriu jūs visus pasveikinti su šia mums prasminga ir ilgas tradicijas turinčia švente. Mūsų miestas tai šiandieninis turtas, kuriam pradžią davė prieš 470 metų mūsų protėviai. Visi žinome, jog miestas tai jo žmonės, kurie čia gyvena, kūrė, tobulėja, mokosi, linksminasi per šventes ir tiesiog būna savimi. Tikiu ir matau, kad vabalninkiečiai geba džiaugtis, būti kūrybiški, aktyvūs, pozityvūs ir pilietiški. Todėl būkime dėkingi savo Vabalninko miestui už viską, ką jis mums davė. Ir dar daug gražaus bei prasmingo duos. Ir ne tik mums, bet ir ateinančiams mūsų kartoms. Slaunus miestelis mūsų Vabalninkas, kur pasižiūri visur aplinkui. Žino žmonės čionai gyvena, o miesto centras geras masana. Puošni bažnyčia apsudabinta, Marijos vardu ji pavadinta. Čia technikumo dideli rūmai, muziejaus rūsai karo baisumai. Ir čia ir vėl bala, Vabalninkas Vabala. Miesto vardas nuo balos, ar nuo upės Vabalos.
Lino žiedo žymeniu, tuo vadinamu garbingu Vabalninko krašto apdovanojimą Rita Bielikienė. Taigi kviečiu fondo steigėją Algirdą Garbauską nueiti ir pakviesti gerbiamą Ritą ateiti, atsisėsti prie stalo ir pasiruošti labai svarbiam momentui. Taigi, prieš jūs šiais metais nominuojamas Vabalninko kraštui nusipelnęs žmogus. Taigi, atsižvelgiant į visą jos gyvenimą, į jos veiklą, į jos nuveiktus darbus, Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondas priėmė sprendimą. Kultūros darbuotojai, aktyviai Šakionių bendruomenės pirmininkiai, tautodailininkei Ritai Bielikienei įteikiamas Lino žiedo žymuo, paskirtas už etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą, svarų indėlį įrašant vertybę Šakionių kaimo Mojavos gegužinės pamaldos į nacionalinių nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Pasislėpė saulutė už namų seniai.